Stovim žieminių kviečių lauke, kur ketinam uždėti savo technical support bandymus rudeninių herbicidų. Va ir paminė gal, ką mes čia ketinam tirti ir... Na, mūsų programoje, aišku, yra rudeniniai bandymai. Pirmoje eilėje tai smilguolės kontrolė. Ir, aišku, kartu mes norim turėti efektyvumą ir nuo dviskilčių piktžolių. Na, o šitam bandyme be abejo bus naudojami įvairūs variantai, tai mišinių. Ir pirmoje eilėje kaip pagrindinis herbicidas tai bokseris. Na ir prie jo be abejo yra partneriai, palaikantis galbūt kiek ir smilguolės kontrolę, bet pagrindė orientuota yra nuo dviskilčių. Bet jos, jeigu tai žiūrėti iš gyvenimiškos pusės, mes Syngenta vis kasmet daugiau rudenį fokusuojamės į rudeninių herbicidų tyrimus žieminėse kviečiuose. Ar mes tai darom teisingai, ar darom klaidingai, ar reikėtų fokusuotis į pavasarinius labiau? Jeigu taip žiūrint. Kuo toliau, tuo darosi sudėtingiau sukontroliuoti smilguolę, nes jos atsparumas vystosi ir tie pavasariniai herbicidai, kurie naudojami, tai yra pagrindą galbūt sudaro sulfonirų urėjos grupės herbicidų veiklios medžiagos, bet jiem labai palyginti greitai vystosi smilguolės atsparumas. Todėl bokseris kaip veikli, tai yra produktas su veiklia medžiaga prosulfokarbu, tą riziką sumažina ir leidžia sukontroliuoti ten, kur jau yra atspari ta smilguolė. Iš principo, kad mes kasmet didinam savo bandymuose variantų skaičių, vis prie bokserio, kuriam pridedam naujų produktų, vis žiūrim, kaip ir koks veiksmingumas, kokį čia geriausia tą sprendimą, bet vis tiek ir gamybai laukuose žiūri, vis tiek tas fitotoksas, gal ne, toks pašviesėjimas augalų, kaip, sakykime, tą suriš pašviesėjimą, dėl kokią įtaką padaro augalui ir kaip tas augalas išgyvena ir tą purškimo laiką, sakykime, ar ankstesnį, ar vėlyvesnį, kaip pats galvoja. Herbicidas, jis pagal paskirtį visumoje yra skirtas sunaikinti piktžoles, ar piktžolė ir kvietys yra augalas. Tai taip, kad herbicidas gali turėti kartais tą pastebimą poveikį, kartais nepastebimą poveikį kviečiam ir tai nieko nuostabaus. Paprastai tas praeina per gan trumpą laiką ir toliau augalas normaliai vystosi ir normaliai pasiruošia žiemojimui, viskas yra gerai. Aišku, darosi sudėtingiau, kada ruošiami mišiniai įvairių veiklių medžiagų ir čia jau įsijungia be abejo kiti mechanizmai, kurie gali skatinti greitesnį įsisavinimą veiklios medžiagos. Visumoje chemijos didesnis kiekis į augalą patenka ir tada mes pastebim tą būtent fitotoksiškumą, tą pašviesėjimą, kartais gali būti net ir pabalimas, sutrikdoma chlorofilo gamyba augale bet tas taip pat praeina. Iš tikrųjų ir be pasiekmių augalui, o tuo labiau, kad derlius formuojamas tai yra pavasarį, tai čia nieko kalbų. Turbūt čia unikalus dalykas, kad kvietys ir dirvinė smilguolė yra vienas kilčio augalai, jeigu paėmus, tai iš principo tai yra unikalus dalykas, kad bokseris, prosulfokarbo veikliniai bokseris ar mišiniai bokseris su kvietgrybiu naikina dirvinę smilguolę, o kviečių tai reikia tas veiklės medžiagą metabolizuoti, sakykime, jas padaryti neveiksniom, nežalingas pačiam augalui. Tiesiog kvietys šitoje vietoje turi nuo tos chemijos išsivalyti, ją neutralizuoti ir panašiai. Tai yra ta būtent reakcija. Tai yra visumoje šitų herbicidų selektyvumas kviečiam. Ir be abejo, tam augalas turi skirti energiją ir laiką. Ir tam, kad augalas, sakykime, išsikvėpuotų, atsigautų, mes visą laiką rekomenduojam purkšti anksti, BBCH 11-12 arba, sakykime, liaudiškai tariant, esant vienam lapeliui, vieno-dviejų lapelių tarpsnį. Tai
iš principo augalas turi dar ilgą laiką, sakykime, panaikintą neigiamą poveikį veikliųjų medžiagų.